Sveiki mus girdintys ir žiūrintys, susitinkame su jumis vėl po mėnesio. Šį kartą tokia tema, kuri nebūtinai galėtumėm sakyti verslą lydinti, gal tai tema, kuri lydi visus gyvenimus. Pasikalbėsim apie stresą. Bet verslas tikrai yra tokia aplinka, kurioje streso tikrai per akis. Tai kalbuosi su alternatyvus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Tikrai galbūt yra sritis, kur negalėtumėm taip labai kaip prioritetą pasakyti, kad tai yra tik tai verslo sritis, kuriame stresas begalinis ar mokslo sritis, ar ne, tai visą mūsų gyvenimą stresas lydi, bet tikrai neišvengiam versle streso. Tai dabar galbūt pradėkim nuo tokių valdymo būdų ar galimybių, arba apskritai, kaip jūs įvardytumėt, kokia ta situacija jau, sakykit, yra stresinė, o kokia dar ne. Kaip jūs įvardinat streso situaciją versle? Tai stresą turbūt reikėtų taip nagrinėti, iš ko tai kyla, dėl ko kyla ir kam. Tai iš pradžių gal, kaip sakyti, jeigu tu esi ramus, ne kažkokia būsena komforto zonai, tada yra zona, kuri nerimo, galim zoną pavadinti, ne tokia, kuri jau įtampėlė prasideda, tada yra kitas, dar sakykime, yra stresas, o po to jau gali peraugti į kažkokį tokį paniką. Ne? Tai tas stresas iš dalies yra kai kada ir labai geras dalykas, ir kai kada yra labai blogas dalykas. Kada stresas būna geras? Mano nuomonė, kad stresas padeda mums kaip žmogui susikoncentruoti kažkam ypatingam įvykiui. Tai mobilizuotis. Ne? Tačiau mes negalim labai ilgai būti susimobilizavę, nes tada organizmas patiria papildomai ir hormoninę tokią spaudimą, pavadinkim, ir dėl to netgi gali ir sveikata sutrikti ir taip toliau. Tai versle, kur tas stresas yra, aš manau, kad gali kilti bet kurioje situacijoje, kur yra du žmonės arba labai atsakingas kažkoks darbas. Ir netgi gali būti stresas kilti iš nuolatinai kažkokio patiriamo vieno stresoriaus, dažnai įvardinamo, ar ten nepatogios pozos, kas yra, patenka po ergonomiką, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai tas stresas yra psichologinis, bet yra ir kūno stresas, kuris gali tiesiog vadinamas nuovargiu dažniausiai. Tai to streso versle, aš sakyčiau, ką tikrai kiekvienas vienaip ar kitaip patiriam, tai kai ateinam į naują darbą, arba ateina naujas vadovas, arba kai mes pakeičiam sritį, tai tada yra tam adaptaciniam laikotarpį to streso tikrai yra daugiau. Bet gali būti ir priešingai, gauni tu vadovą, gauni naują situaciją, gauni klientą, kur tu reaguoji, ne? Bet čia yra daugiau irgi apie mus pačius, kiek mes pažįstam save ir kiek pažįstam tą kitą ar vadovą, ar klientą ir taip toliau. Prieš laidą dar čia šiek tiek pajuokavom ir buvo klausimas, kur daugiau streso namuose ar darbe, ir jūs man atsakėte į tokį klausimą galvoje. Tai ar yra susijusi, galime kažkaip aiškiai pasakyti, su vieta stresas? Mes sako, kad su asmeniu tai kartais taip, ar ne, yra tiesiog keliantis stresorius, ar ne, žmogus, kuris benueitų, ar ne, tiesiog tokia asmenybė ir jisai kelia stresą. Bet vieta, jinai kažkaip susijusi, galėtumėt pasakyti, ar daugiau tai yra tarp asmeniniai dalykai ir susiję nuo santykių? Ne, tai stresas gali būti ir dėl aplinkos, ne? Jeigu yra, pavyzdžiui, nežinau, sėdi vienoje erdvėje daug žmonių ir daug reikia kalbėti telefonu, ne? O mano asmenybėje aš labai jautrus esu garsui. Tai gali būti stresas tokiu atveju. Tai gali būti, arba, kaip sakau, miške turbūt yra, jeigu tu vienas miške, tai labai mažai tikėtina, kad tu patirsi stresą. Daugiau dabar tyrimai sako, kad tai yra vienas iš geresnių gydymo metodų, kai žmogus nusiramina. Ne? Kodėl nusiramina? Tai kai jisai yra ore, deguonis mūsų smegenys gauna ir dėl to labiau atsipalaiduoja. Žalia spalva žmogų irgi raminančiai, dėl to gamta yra sveika, ne? Dar vėjelis, toks pojūtis lengvesnis ir niekas tavęs per daug nedirgina. Tai dėl to tas žmogus gina. Tai darbo aplinka irgi yra kuriama ir dažnai organizacijose netgi atskirų dalykų yra nagrinėjama, kaip sukurti palankęs sąlygas žmonėms dirbti. Tai ir turime omeny, kad
žmonės galėtų koncentruotis į darbus ir kažkaip tai išoriškai labai nebūtų dirginami, arba nuo to nepatirtų papildomą stresą. Tai jūs pradedate tyrinėti tokią stresui mažesnę aplinką, stresui didesnę aplinką. Kokių dar pavyzdžių jūs turėtumėte streso aplinkos, ar ne? Ką mes galėtumėm dar labiau pašalinti, kad to streso būtų mažiau? Tada perėsim prie santykių. Tai jeigu kalbėti apie pačią aplinką, tai yra viskas susijęs su pojūčiais, ne? Rega, tai reiškia šviesa, apšvietimas, klausa tai yra garsas, ne? O gali būti kvapai, kurie dirgina, nes yra ten, kaip sakyti, ta darbo vieta kartais būna ir tokia su kvapais, ir be kvapų, ir su dulkėm, ne? Tai va visi tie dalykai, vibracija yra tokie dalykai, ne? Tada yra kažkoks labai sukoncentruotas, pavyzdžiui, kad kažką ten smulkiai daro, ne, tai reiškia tas dėmesys, žmogaus fiziologija negali labai ilgą laiką būti sukoncentruota viename taške. Nežinau, ten kokio ekskavatoriaus valdymas gali būti, nežinau, tas pats darbas su Exceliu, pavyzdžiui. Tai jeigu tu visą dieną vien su Exceliu dirbsi, tai tu tikrai būsi pervargęs, nes tai yra rekomenduojama tas higienos visokios akim pratimus padaryti ir taip toliau. Tai ta netgi darbo pobūdis ir kaip tai daroma irgi gali būti stresorius. Tuoj kyla man klausimas, tai kaip susitarti, ar ne? Na, mes keturiese. Ir kondicionierius vasarą, ar ne? Tai vienam per šilta, kitam per šalta, ar ne? Tai dabar irgi, jūs sakot, šviesa, ar ne? Garsai. Taip. Tai man per šviesu, man reikia to šviesos, jums nereikia to šviesos. Tai koks susitarimas gali irgi tapti stresu? Tai kaip juokauju, kartais reikia susitarti neišvengiamą dėl šilumos ir šalčio, nes tai yra didelės patalpos klausimas ir turi vieną įrenginį. Šviesa galbūt yra lengviau sureguliuojamas dalykas, galima kažkokią individualią šviesą pasidaryti daugiau, jeigu tau reikia ir taip toliau. Tai apie tai tiesiog reikia kalbėti, šnekėti, ne? Kažkur tu gali individualiai išspręsti, kažkur tai ne. Aplinką šiek tiek aptarėm, santykiai. Santykiai ir čia stresas. Tai čia yra, gal reikėtų irgi, mes kalbam verslo aplinkoje, ne, tai tie santykiai yra iš dviejų dalių. Viena dalis kaip žmogus su žmogum susitinko, kita dalim aš susitinku arba būdamas vadovas su pavaldiniu, arba aš būdamas pavaldiniu su vadovu. Tai tas santykis, sakykime, yra darbinis. Ne? Čia viena yra tarp asmeniniai santykiai, kita yra mano darbinis santykiai. Tai čia gali būti labai daug visko jau. Jau gali būti, kad mes nesutarėm, pavyzdžiui, dėl terminų, ne? Ir vadovas reikalauja greičiau daugiau padaryti, o aš to nespėju. Pavyzdžiui, tai gali tiesiog iš to gali stresas. Tada aš galiu nesuprasti ir ateiti padaręs užduotį ne taip, kaip vadovas tikėjusi. Ne? Irgi, jeigu 2 kartus nepataikiau, tai tas stresas gali užkilti be galo. Ne? Kokie būdai, reikia šnekėtis, aiškintis. Jeigu vadovas apie tai nesikalba, tai akivaizdu, kad galbūt jis pats nemoka iškomunikuoti ir taip toliau. Tai tada reikia tokio kaip moderatoriaus tarpininko ir taip toliau. Dėl to kompanijos dažnai irgi būna ir tie mentorius paskiria, tai dažniausiai tą mentorių parinkinėja pagal žmogų, ne, kad tą kalbą jo suprastų patį žmogų suprastų ir kad būtų kažkaip tas santykis, kaip sakyti, jeigu tarp asmeniniai santykiai yra sveiki, tai ir tam darbiniam santykiai yra lengviau. Jeigu yra tarp asmeniniai santykiai sudėtingi, tai ir darbinis santykis daugiau bus apkrautas. Tai čia irgi yra daug parametrų, ne? Ir sakykime, ir įsivaizdavimas, ir užduoties aiškumas, ir tie dalykai irgi patenka į tą lauką, kuriame man svarbu, ne? Atsakomybė, kaip aš ją jaučiu, kaip aš kokybiškai padariau kažką, tai kaip aš moku pristatyti, kaip mes komunikuojam. Šitas laukas yra labai platus. Apie tą lauko platumą jūs kalbat ir labai įdomu, kad tokia dinamika yra, jūs jau šiek tiek pradėjot laidos pradžioje šnekėti apie tai, kad kažkoks minimalus stresas po to net gali vesti iki kažkokios panikos ir kaip galutinis, ar ne, to rezultatas labai dažniausiai tai būna perdegimas, iš ko labai sudėtinga išsikapstyti ir net diagnozės yra. Tai dabar norėčiau, kad pasidalintumėte tais valdymo būdais, ar ne, kur griebti tą stresą, kada griebti tą stresą, kur jį nešti, kur apie jį kalbėti, nekalbėti, ar ne, valdymo būdai. Jeigu kalbėti, ką aš galiu nuveikti tuo klausimu, ne, konkrečiai, tai pirma,
Reikėtų pirmiausia, aš taip pasakyčiau, jeigu apie tai niekada nesustojama apie tai pagalvoti. Nes kartais mes nejaučiam, kaip jis užkyla ir mes net nesuprantam, kad jis jau yra. Pavyzdys būtų, kad tu kalbi ir matai, kaip darbuotojo ar vadovo tonas pakyla. Ne? Tai ar jis supranta tą akimirką, kai jis jau patiria stresą? Jis tikriausiai nesupranta. Ne? Tai rekomendacijos yra psichologų tiesiog stabtelti ir paklausti, kad gal nusiraminkim arba kažkaip tai pasakau, man per garsiai kalbate ir taip toliau. Tai jeigu žmogus sąmoningos, tai tą pauzę gali padaryti. Ne? Tai ar mes tą jaučiam ir pagaunam, tai turbūt yra pirma dalis, ne? Kad apie tai reikėtų ir pasikalbėti, ir pasišnekėti. Ne? Tai lygiai taip pat žinau situacijų ir savo gyvenime, kai dėl kondicionieriaus buhalterijoje gal kokius 3 metus tas konfliktas vyksta, vienam per karštą, kitam per šaltą. 3 metus. Ir visi taip draugiškai, apie tai ir niekam kaip ir neįdomu, ir neieškoma sprendimų. Ir aš vis galvodavau, tai ir jos kalbasi, ir tas kalbėjimas, aišku, atitinkamų tonų yra, išsipyksta, viena išjungia, kita įjungia, žodžiu, taip ten žaidžiam. Ir tada ateina pas vadovą ir tu čia vadovai dabar nuspręsk, kuriai čia šilta arba šalta, pavyzdžiui. Tokia atrodo be išeities, ne? Tai kažkada teko susėsti ir sakau, žiūrėkit, tai pasišnekam. Tai čia rūbų klausimas gali būt, kad į kitą kabinetą gal išeikit, ne? Bet kai žmogus, sakai, išeis į kitą kabinetą, jam dar nesaugiau pasidaro. Tai tie sprendimai, tai bent pirmoji, po to, kai aš suprantu logiškai, antra yra konstruktyviai apie tai pakalbėti. Čia irgi mes dažnai nulūžtam, nes kažkas nori būti teisus arba aukštesnis. Aišku, vadovai turi tam tikrų galių, kurių darbuotojai galbūt neturi. Bet jeigu tai yra sveika aplinka ir kultūra ir atvira, tai aš manau, kad visada galima pokalbėje surasti tuos taškus, kaip mes tai spręsim. Kaip pajuokaujam, tai tuo metu, vieną stalą reikėjo pastumti, arba vieną pusę kondicionierius užklijuoti lipnia juosta ir pasibaigė problema, ne? Bet tam reikėjo ten 3 metų. Labai gražus tas jūsų pasidalintas pavyzdys, jūs kaip vadovas inicijavot, kiek turit savo patirtį tokių pavyzdžių, kai darbuotojas išdrįso pasakyti, kad aš jaučiu stresą ir gal dabar nurimkim, ar drąsūs žmonės kalbėti apie stresą patirimą? Aš sakyčiau, kad per daugelį metų tai tikrai jau apie tai kalbama. Ir darbų sauga arba darbo aplinkos vertinimai. Seniau būdavo labiau formalūs dalykai, kur tik užsidėti taškiukus. Dabar jau apie tai jau yra ir pakalbam. Ir netgi jau pakalbam dar plačiau, ką mes galim padaryti, kaip reikia pamokyti, aptarti. Netgi ir iš formaliosios dalies ateina toks gražus pokalbis apie tai. Tai aš sakyčiau, kad organizacinės kultūros darosi brandesnės ir apie tai kalba. Aišku, yra kitas kraštutinumas, kad sėdė 9 darbuotojai ir visi turi savo nuomonę vienu klausimu, pavyzdžiui. Tai tada yra labai sudėtinga. Bet tada irgi vyksta kažkas, tai kaip aš sakau, kažkas išeina, kažkas pareina, kažkas suranda būdą, bet kad kalbama atviriau, tik taip. Jau jūs pradedat kalbėti apie tai, kad labai dažnai yra, sako, 9 sėdė ir tada labai sudėtinga. Kažkoks toks kaip užuomazgos taškas arba pagrindas, kodėl tas stresas kyla, labai dažnai yra arba mano asmeninė gerovė, kai aš noriu, kad čia viskas būtų pagal mane, arba mano profesinė gerovė, kai dabar noriu tokių rezultatų ir taip toliau. Ir kokių dar gerovių čia žmonės siekia, kad jie taip eina į santykius ir taip reaguoja į aplinką, kad nuolat ir patys stresuoja ir kitiem kelia stresą. Tai vadovo vaidmuo irgi yra tas, sakyčiau, didesnė atsakomybė už tų darbinių sveikų santykių palaikymą. Ne? Tai vadovas turi kartais ir griežčiau arba aiškiau ir konstruktyviau suvardinti dalykus, apie ką jis girdi. Nes kartais žmonės tiesiog nenori susitarti. Dabar tu čia būk teisėjas. Aš tai vadinu tokį juokingą dalyką, kad kai 2 darbuotojai nesusitarė dėl stresoriaus arba dėl to, kad vienas kitam stresą, tai paima beždžionę ir ją pasodina ant vadovo ir dabar vadovas turi nuspręsti, kuris čia teisus.
Ir kai vadovas sako, žiūrėk, tai gerai, labai smagu, tai dabar mes 3 tai spręsim. Ir tada žmogus sako, aš nenoriu spręsti, čia tavo atsakomybė, pavyzdžiui. Ne? Tai tokia atveju akivaizdu, kad geranoriškumo nėra ir tada yra klausimas jau apie vertybės. Ar mes suprantam, kad tikslas yra bendrasis gėris mūsų kabinete, pavyzdžiui. Ne? Ir tai jeigu yra vienas konfliktiškas žmogus arba destruktyvus, ir visi sukandę dantis kenčia dėl tarpasmeninių santykių ir nieko nedaro, tai nėra normalu turbūt, ne? Tai reikia ir gilintis, kodėl tas žmogus toks. Ne? Kai ką galim pakeisti, galim pasiūlyti žmogui pagaliau galbūt ir pagalbą, ir kažkokią konsultaciją, nežinau, ir parekomenduoti, ir pas psichologą nueiti ir taip toliau. Bet kartais tai neįvyksta ir tai vėlgi, aišku, čia mūsų vadovų yra pareiga matyti, nes aš tai manau, kad jeigu yra destruktyvi aplinka, neatvira ir suirzę žmonės, tai jų darbingumas krenta. Mūsų tikslas, kad mes darbingai, linksmai kurtume dalykus. Tai kuo daugiau yra to tokio mūsų gero nusiteikimo, tuo mes esam kūrybiškesni ir daugiau galim dirbti. Tuo pačiu sumažindami stresą. Ne? Bet čia turi tas būti toks truputį, populiaru dabar ta mada, kaip čia, būti balanse, žinai. Tarp darbo ir gyvenimo, tarp sveikatos ir ten išsekimo ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, visi kalba, bet pavyzdžių ir diskusijų tokių, o kaip konkrečiai, tai yra kiekvieno žmogaus yra individualiai suvokiamas dalykas. Vienas žmogus darbą keičia, kaip sakyti, darbą laiko savo gyvenimu, o kitas gyvenimą laiko tik tais už darbo, tai jų jau vertybiniai dalykai ir jau turėtum šnekėti, kur čia, ne, kada mes ateinam, arba vienam yra, kad pavyzdžiui, požiūris žmonės dirba tik, kai yra darbe, o dabar atsirado nuolatinis, tai ką tie nuolatiniai nebūdami ofise, jie nedirba, ne? Tai irgi, jeigu gali žmonės pykti, pavyzdžiui, tą lietę, aš čia vaikštau, bet aš kažkoks, o tie nevaikšto ir tarsi nedirba, bet vadovas turi sugebėti tą ir išaiškinti ir suvokimą, nes nuolatinis burbėjimas irgi žaloja ir tą patį vadovą. Tai stresorių mes patys priežastis dažnai irgi būnam patys. Dabar gerai, dar truputį detalizuokim, jeigu yra toks aklas asmeninės gerovės siekimas, tai kur jisai tada nuveda ir ką jisai sukuria? Tai čia yra apie egoizmą, ne? Kad aš nesitaikau prie nieko ir nenoriu būti pritaikytas. Sukurkite man individualią darbo vietą. Uždarykite mane vieną ir sukurkite. Kai kada aš manau, kad reikia sukurti, yra tokių ir specialybių, kur ten neturi užeiti, neturi trukdyti, nežinau, labai aukštas konfidencialumas ir taip toliau. Tai aš negaliu teikti, kad nesukuriama kartais tokių darbo vietų. Bet kai yra, pavyzdžiui, nežinau, tai koks skambučių centras, ne, ir ateina žmogus ir reikalauja to, kas nėra organizacijų iš principo numatyta. Tai tikrai nereikia visos organizacijos perstatyti pagal vieną žmogų. Tai žmogus turi irgi atsižvelgti ir ieškoti darbą pagal tai. O konkurencinėje aplinkoje, tai visada mes matuojam. Tai čia yra tas mūsų sutarimas, ne? Kiek aš sugebu ir ko noriu, reiškia, iš to. Ne? Lygiai taip pat tu sakai savo sąlygas. Kartais mes atrandam taškų, kartais ne. Profesinė mano gerovė, ar ne? Pats svarbiausias dalykas. Koks toks pagrindas sukuria kokį stresą? Profesinis tai yra, kai gali būti tiesiog tam tikrų įgūdžių dalykai. Ne? Kad, pavyzdžiui, aš turėjau labai geras programas vienoje kompanijoje, nueinu į kitos programos. Tai galima padaryti didžiulį stresą. Ne? Arba ateini į kompaniją ir nemoki tų programų, kurios visi dirba. Tai irgi stresas, bet tada reikia sakyti, aš patiriu stresą, man reikia mokymų. Duokit žmogų, duokit man laiko, ne? Jeigu žmogus žiūrės, kad jisai pasistengs pats, jis gali 10 kartų ilgiau. Tai tokiu atveju irgi tas raktas yra kalbėti ir prašyti pagalbos. Prašyti pagalbos nėra lengva, tai irgi yra streseris tam tikras, bet dėja kito būdo nėra. Bet čia irgi yra užduotis organizacijom, ne, personalo vadovams ar organizacinės kultūrų vystymo vadovams apgalvoti tokius dalykus, kad taip nutinka tiesiog. Kaip labai kartais taip subtilu arba neaišku, ar ne, žmogui, kuris jau yra strese, atpažinti, kur ta yra riba, kur jūs pačioj pradžioje sakėt, yra tas
toks geras stresas, kuris mobilizuoja ir mes tada mobilizuoti galime atlikti tam tikrą užduotį, o koks tas negatyvus, ar ne, kada čia, kur čia ta riba, ar jinai tokia labai tokia plonytė, kad nelabai paprasta yra atsekti, kada tas, kaip ta riba peržengiama arba kaip ją atskirti. Aš sakyčiau, čia labai individualu yra, nes mes esame labai individualūs šitų aspektų. Iš kitos pusės, aš visada kriterijų laikau, jeigu žmogaus elgsena ar darbas žaloja kitą žmogų, tai jau kažkas negerai, nes pat žalojimo rezultatas. Psichologiškai, nežinau, emociškai. Emociškai gali būti žeminimas, gali būti panieka, gali būti patyčios, tai gali būti įvairių tų formų. Tai tas irgi yra stresorius lygiai taip pat. Tai yra ženklas, kad jau stresas pas kažką tai yra neadekvatus. Galbūt užsidarimas žmogaus irgi yra stresorius. Jis nežino, kaip apsiginti, arba ten kažko, bet tai jau nebe konstruktyvu. Tai va čia tos ribos, aš taip sakyčiau, atskiriamos. Man bent. Aš perdedu sakydama, kad labai nemažai yra aplinkoje, verslo aplinkoje stresinių situacijų ir perdėto streso. Manau, kad streso yra. Ar perdėto, nesu tikras, nes kartais, kas yra perdėta, čia irgi reikėtų padiskutuoti. Kad jo yra daugiau, tiesiog, manau, kad čia taip irgi nenorėčiau į tą tokį kurparių, kur mes dabar greičiau gyvenam, žinai, dėl to visi daugiau streso patiriam ir taip toliau. Tai iš dalies tai yra dalis tiesos, iš kitos pusės tai yra individualus dalykas ir apsisprendimas. Mes irgi kai kada pasirenkam dirbti nekomfortišką darbą dėl to, kad reikia užsidirbti pinigų ant duonos. Tai yra tų situacijų, nereikia ignoruoti, kad jų čia visi jau žinai laimingi esam ir kartais mes dirbam darbą dėl to, kad reikia išlaikyti šeimą. Ir tai yra pagarbos dalykas, ne? Tai galbūt dėl to, kad jeigu žmogus dirba ir kenčia kažką, tai turi matyti, tai irgi yra vertybinė ta dalis, kur tu turi ne tik, kaip čia sakyti, savo streso žiūrėti, bet ir kito. Vėlgi grįšiu prie to paties, kad kolektyve ar, kaip sakyt, dirbant kartu reikia viską, vis tiek tą bendrąjį gėrį, tos profsąjungos irgi yra atsiradusios dėl to, kad kažkaip gintų tuos, kurie nesugeba apsiginti. Tai aš sakyčiau, tas toksai irgi, čia daug tų plotmių. Kokias dar mūsų neaptarta šioje laidoje plotmės matytumėt, iš kur tas stresas tai be galo kyla, neįvardinam jo. Bet jūs sakot, va čia yra kažkoks moralinis dar pagrindas, kodėl žmonės ir ta jų motivacija, ar ne, kartais net neatskleista, mes gal metais nežinome, ar ne, kokiu dar pagrindu gali būti tas streso atsiskleidimas, ar ne? Ja, tai yra tiesiog ir čia gal irgi tokių keltų dalykų yra. Vienas yra tas mūsų sąmoningumas, ne, kiek mes sąmoningi toj situacijoje ir kiek pajėgiam suprasti. Nes yra dalykų, kurių mes... Kaip aš sakau, kai tu uždirbi, nežinau, 1000 eurų, tu mąstai vienaip, jeigu tu uždirbi 5000 dar kitaip, yra milijonieriai, jie dar kitaip ir kartais mes net nepajėgus suprasti tų elgsenų, ne, ir taip toliau, bet vadovai yra kaip jungiantieji tokie, kaip čia tokie dalykai, kur jie kaip tarsi dirba kaip vertėjai ir pažinėjai ir stebėtojai. Tai aš sakyčiau, kad kiekvienoje toje grandyje yra tokia savireguliacija tam tikra, bet kodėl grįžtų prie vertybių ir kultūros, todėl, kad yra, kaip sakyti, mes sukuriam kartu tam tikras aplinkybės, ne? Kiek mes esame atviri, ne? Apie ką šnekam ar neapšnekam. Yra organizacinė atmintis. Buvo vienas vadovas, matė labai tik tais direktyvų vadovavimą, ne? Ir tu ateini su demokratiniu, visi tavęs nesupranta, kodėl tu neduodi nurodymų, nes prieš tai visi buvo įpratę, kad pasakytų, ką daryti. Ne? Kartais pavyksta persiorientuoti, kartais ne. Ar jie patiria stresą? Taip. Ar vadovas patiria stresą? Taip. Jie abudu patiria. Ne? Kito kelio, kaip kalbėti, šnekėtis, mėginti apkalbėti procesus, kaip mes tą darom ir taip toliau. Ir kodėl taip darom, tai yra edukacija tam tikrą prasme. Tai, galbūt čia apie tuos dalykus mažai šneka. Tai, žodžiu, ar prie tam tikros kultūros ir tam tikro streso lygio pripratę žmonės pasikeitus vadovui ir vadovo vadovavimo būdui gali lygiai taip pat, ar ne, patirti stresą.
Tai gal ir įsivardinkim mūsų pabaigai, kad stresas yra labai geras tas kaitos šaltinis. Bet kai mes gyvename nuolatinėme ir lėtinėme strese, tai va čia jau yra tarsi bėdos, kurios gali toliau vesti. Kaip jūs atpažįstate lėtinį stresą ir kur jisai, aišku, jis jau veda tikrai mūsų perdegimą ir blogus dalykus ir kur galėtumėm kažkaip kolegiškai patarti, kitame, aišku, labiau atpažįstame negu savyje. Kas galėtų būti signalai galbūt, ne? Tai yra blogas miegas, bloga savijauta, sveikatos blogėjimas, motyvacijos kritimas. Tai tie dalykai, jeigu tai yra nuolat besikartojantis arba užsitęsę, yra tikėtina, kad kažkas yra suvokta arba nesuvokta iš to mūsų artėjimo prie perdegimo. Tai ir savo, ir kitam reiktų užduoti esminius klausimus, kaip miegame, ar ne, ar nuolat, kaip valgome, ar norime valgyti, ne, ar galime atsitraukti iš darbo. Kas teikia džiaugsmą. Tai tokie filosofiniai, labai rimti ir praktiniai klausimai. Tai ačiū Jums šį kartą už pokalbį ir gal visai pabaigai. Kai Jūs sakote, kad matote žmogų ir tikrai yra riba, tai apie kokią ribą, kaip tas paveikslas atrodo to žmogaus, kaip jis elgiasi, ką jis daro, kad jūs matote, kad jau yra riba tikrai perpildyta ir kad reiktų įvardinti ir pasakyti žmogui, kad yra per didelis stresas. Būna matomas toks arba uždarumas visiškas, ignoravimas, tarkim, pavadinkim netgi. Kaip ir nedalyvauja čia. Jo, toks, kaip ir stiklas. Žmogui klausia, jis atsako, bet nenuoširdžiai, pavyzdžiui, arba ant jo kažką jam duoda didžiulę kritiką, jis nesigina, pavyzdžiui. Tai irgi, kur natūraliai turėtų reaguoti. Jo, turėtum tu atsakyti arba pasiteisinti ar argumentus išsakyti ir tai neįvyksta. Ir priešingai, jeigu žmogus tiesiog neadekvačiai pradeda pulti, reikštis, nežinau, tai irgi neadekvatu yra. Tai irgi tikėtina, kad tas stresas viduj yra jau paėmęs tokią vairą ir tu nebesupranti, kaip vyksta. Ačiū šį kartą už pokalbį ir tikrai sudėtinga tema ir aišku, ne tik tai darbo vadovas arba įmonės vadovas gali padėti, yra ir galimybės kreiptis ir žiūrėti profesionalų patirčių, bet šį kartą laidoje norėjusi pasikalbėti apie tą tokį valdomą ir aptinkamą versle stresą, kurį galime stabdyti, galime mažinti, galime kažkaip jį valdyti, atpažinti ir tikiuosi, kad mūsų šitas pokalbis jums padėjo. Kalbėjausi su verslo valdymo strategu Žanu Neimantu, ačiū už pokalbį, o šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Klausykitės mūsų ir žiūrėkite po mėnesio. Ačiū už šį kartą, sudie.